Ar žinojai, kodėl testai dažnai neaptinka cistito? Antra dalis. Kaip minėjome pirmoje dalyje, pasėlio testu neaptinkama net iki 50% ūmių cistitų ir iki 80% lėtinių cistitų. Taigi, pratęskime priežastis, kodėl taip yra. Pasėlio testu galima užauginti tik 12% visų infekcijas sukeliančių bakterijų rūšių. Tai reiškia, kad šiuo testu neįmanoma aptikti daugumos infekcijas sukeliančių bakterijų rūšių. Aptarkime, kodėl taip yra. Daugumai bakterijų rūšių užaugti reikia daugiau negu 24 valandų ir tokios lėtai augančios bakterijos gali būti lengvai užgožtos greitai augančių patogenų, tokių kaip E. coli. Taip pat šis testas tinkamas tik bakterijoms, kurių dauginimuisi yra reikalingas deguonis. Galiausiai maistingoji medžiaga, kuri dažniausiai naudojama pasėlio teste, yra palankiausia E. coli ir jai giminingoms bakterijoms užaugti. Dėl šių priežasčių kitoms bakterijoms net nėra sudaryta galimybė užaugti, todėl šis testas yra labai netikslus ir kai kurių mokslininkų vadinamas tiesiog E. coli testu. Kita priežastis, kodėl pasėlio testas dažnai būna klaidingai neigiamas, yra ta, kad pasėlio testu yra ieškoma tik vienos bakterijų rūšies. Šis testas buvo sukurtas 6-ajame dešimtmetyje, kai dar buvo manoma, kad šlapimas yra sterilus. Tačiau dabar jau žinome, kad sveiko žmogaus pūslėje randama daugiau nei 400 skirtingų mikrobų rūšių, kurie gyvena tam tikroje harmonijoje. Taigi visa šlapimo pasėlio testo metodika yra klaidinga, nesigrindžiama tuo, kad šlapimas yra sterilus. Jeigu randamos kelios bakterijų rūšys, daroma prielaida, kad mėginys yra užterštas, todėl testo rezultatuose bus nurodyta mišri flora ir testas bus laikomas neigiamu. Tačiau pūslės infekcija, kaip ir bet kokia kita infekcija, gali būti sukelta kelių bakterijų rūšių. Tokios infekcijos vadinamos polimikrobinėmis infekcijomis. Ir nėra jokių įrodymų, kad šlapimo pūslės infekcijos turi būti sukeliamos tik vienos bakterijų rūšies. Taigi, svarbiausia nepamiršti, kad testai yra tik įrankis, o svarbiausia yra atsižvelgti į simptomus.